Pažiūrėkim, kokie yra kritinio mąstymo gebėjimai. Interpretavimas – tai gebėjimas suvokti ir nustatyti įvairių reiškinių, situacijų, duomenų, faktų reikšmę. Tai apima gebėjimą priskirti faktus, duomenis, reiškinius tam tikrai klasiai. Sugebėjimą suvokti, ką reiškia informacija, pateikiama tekstais, grafikais, skaičiais, kokias vertybės, nuostatas, įsitikinimus jie atspindi. Gebėjimą paaiškinti, perfrazuoti, pateikti analogijų, atmesti dviprasmybės. Analizavimas. Gebėjimas nustatyti sąsajas tarp teiginių, faktų, konceptų, nuomonių. Apima gebėjimą tyrinėti idėjas, apibrėžti ir palyginti sąvokas, nustatyti problemas ir jų priežastis. Gebėjimą analizuoti priežasties pasekmės ryšius. Ar turimi faktai, informacija yra tiesiogiai susijęs su analizuojama problema? Ar yra patikimas ryšys tarp faktų ir išvadų? Vertinimas. Gebėjimas vertinti faktus, argumentus, nuomonės, teiginius. Tai apima gebėjimą nustatyti faktų, argumentų, nuomonių, teiginių vertingumą. Ar jie patikimi, teisingi ir vertingi analizuojamai problemai ir ar leidžia padaryti pagrįstas išvadas. Gebėjimą nustatyti, kokios informacijos trūksta. Gebėjimą nustatyti informacijos šaltinių patikimumą. Išvadų darymas. Gebėjimas nustatyti būtinus elementus išvadoms daryti. Tai apima gebėjimą vertinti faktus, argumentus, nuomonės ir teiginius, visą tai, ką tik jau aptarėme. Gebėjimą formuluoti hipotezes ir patikrinti, ar turimi faktai jas patvirtina. Gebėjimą nustatyti alternatyvas. Gebėjimą nustatyti alternatyvų vertinimo kriterijus ir priimti pagrįstą sprendimą. Tęsim. Paaiškinimas. Gebėjimas argumentuotai paaiškinti savo sprendimus ar nuomonę. Ir tai apima gebėjimą aiškiai ir suprantamai pateikti informaciją ir išvadas. Ir gebėjimą paaiškinti, kaip buvo priimtas sprendimas ir kaip prieita išvadų. Ir galų gale savireguliacija. Tai savistaba ir iš jos išplaukiantis savęs pataisimas. Apima gebėjimą reflektuoti, kokia informacija, motyvacija, vertybės, nuostatos daro įtaką sprendimams. Ir galų gale gebėjimą nuspręsti, ką ir kaip keisti.